Pats persodinimas turėtų vykti taip, kad visų pirma, jūs turėtumėte įsidėti stambesnių substrato gabaliukų į vazonėlio apačią. Užpilant visas drenažo skylutes taip, kad jos neužsikimštų ir būtų pralaidžios orui. Naujo substrato turėtų būti įpilta per 2-3 cm, nedaugiau, tam, kad įdėjus naująją orchidėją, į naują vazoną įstačius orchidėją, neužsilenktų šaknis. Ištaisykite visas užsisukusias ir užsilenkusias šaknis. Jeigu matote, kad jos netelpa, pasukite į priešingą laikrodžio rodiklės pusę vazonėlį, laikydami savo orchidėją tvirtai vienoje vietoje. Tada šaknis susiklostys taip, kaip joms reikia ir jos nesulūžinės persodinant. Tuomet, kai jau matote, kad ištaisėte visas šaknis ir augalas laikosi tvirtai naujame vazone, užpilkite visus esamus tarpus, kurie atsirado tarp sienelių ir šaknų. Ta reikėtų daryti atsargiai, neužspaudžiant labai stipriai tam, kad nesulūžtų šaknis. Tačiau jeigu užpylėte ir matote, kad dar liko tuščių tarpų, jūs galite tiesiog paimti ir švelniai patapšnoti per vazono sienelę. Atsiradę plyšeliai, kuriuose nėra pribyrėję substrato, pribyra naujojo substrato ir užsipildo. Padarius šitą darbą, jeigu matote, kad vis dar yra tarpų, pilkite naujojo substrato tiek, kad jis pasiektų prieš tai buvusioje lygį. Jokių būdų neturi orchidėja atsidurti giliau nei prieš tai augo. Švelniai pamurdykite pirštu, bet nespauskite labai stipriai tam, kad nesulūžinėtų šaknis. Jeigu dar yra tarpelių, dar kartą pakartokite patapšnojimą per vazono šonus. Kai užsipildo visi tarpai tarp šaknų substratu, augalas turėtų stovėti pats savarankiškai, ganėtinai tvirtai, jis neturėtų griūti ant šono. Taigi šiam momentui mes turime naujai persodinto odontoglosumo hibridą, tačiau tai dar ne viskas. Tam, kad aš galėčiau ramia sąžinę šitą augalą pastatyti 3 dienas ir jo visiškai nelaistyti, aš turiu pasirūpinti drėgnumu iš substrato paviršiaus. O tai turėtų būti daroma taip. Įsigykite kiminų, tai yra tokios lyg pilkšvos samanos, parduodamos arba stambesnėse, arba mažesnėse pakuotėse. Tačiau jos, kai nusipirksite, jie bus kieti ir sausi. Išėmus atrodys kaip pagalvėlė. Ką reikėtų daryti, kad jie būtų tinkami naudoti jūsų orchidėjoms? Taigi vėl, pasiimkite dubenėlį su vandeniu, paimkite kiminų gabalėlį 100 iš pakuotės, įdėkite į vandenį ir su ranka švelniai paspaudykite, kol pajusite, kad jie pasidaro visiškai minkšti, kol išeina visas oras iš kiminų. Tuomet jie sugeria vandenį ir išsilaisvina. Taigi, primirkius kiminus galite pastebėti, kokį kiekį aš jų įdėjau ir kokį kiekį aš jų ištraukiau, ant kiek padidėjo tūris. Ir šitais paruoštais kiminais tuomet paimate ir tvarkingai apdedate visą substrato paviršių. Kiminai gali likti ir vėliau jau augalui prigijus ir įsitvirtinus, todėl kad jie padeda užtikrinti ypatingai smulkiašakniams orchidėjoms didesnę substrato drėgmę. Ką daryti, kad kiminai neperdžiūtų per tą laiką, kol jūs negalėsite laistyti naujai persodintos savo orchidėjos? Tiesiog paimkite purkštuvą su vandeniu ir švelniai juos apipurkškite, truputėlį sudrėkinkite. Taigi štai. Tvarkingai sutvarkytas augalas, persodintas, paruoštas 3 dienų laikotarpiui pabūti be vandens. Jeigu jūsų persodinimas įvyko sėkmingai, jeigu jūs viską padarėte teisingai, augalą persodinote tvarkingai, jisai turėtų stovėti pats. Tačiau jeigu jisai nesilaiko ir truputį juda į šalis ir jūs labai jaudinatės, kad gali nulūžinėti naujai išaugusios šaknytės, jūs tiesiog paimkite bambukinę lazdelę, kuria buvo prisektas žiedstiebis. Įsmeikite šalia augalo ir švelniai nespaudžiant prikabinkite segtuku prie lapo. Per ilgą lazdelės galą galite nutrumpinti. Tai užtikrins augalo stabilumą tol, kol jisai išsiaugins naujas šaknis ir naujai įsitvirtins substrate.